Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video, taigi šiandien yra vėlgi toks video su prastesnėm naujienom, kurios vyksta dabar. Taigi šiandienos analizė maždaug atrodo štai taip. Tai šiame meme matome visus šiuo metu kriptovaliutų altcoinų, pabrėžiu, laikytojus. Just check my crypto portfolio, everything is fine. Tai iš esmės, kaip pastebėjau, tai turbūt rinkoje yra chaosas toksai. Ir vėlgi, jeigu pasižiūrėtume į Bitcoiną, tai atrodo nėra to chaoso, bet jeigu pasižiūrėtume į altcoinus, tai matom, kad chaosas tikrai yra ir nors realiai rinka nedaug nuvažiavo į apačią, bet tie altcoinai ir taip jau yra nukraujavę ir todėl viskas taip jaučiasi. Taigi nebijokit, šiandien apžvelgsim visas naujienas, pasakysiu, kodėl bullrunas vis dar tęsiasi, kas bus toliau. Taigi nepamirškit spausti subscribe, spausit like ir niekada nepraleiskit šių analizių, nes viską sužinosit. Sužinosit, kada aš jau sakysiu jums, kad baigėsi bullrunas, sužinosit, kada tęsiasi bullrunas, tai šiuo metu jis tęsiasi, prisijungkit dabar, ką turite padaryti dabar, tai prisijungti nemokamą grupę, kur aš visada informuoju, kad reikia nepanikuoti, jeigu būna prasta situacija, jeigu būna gera situacija, atsiunčiu pozityv naujienas, jeigu būna prasta situacija, irgi pranešu, ar laikas panikuoti, ar laikas nebijot, visus video pranešu ir visą kitą. Tai dabar nueikite linką pačia ir prisijunkit prie nemokamos grupės. Tai pirmas dalykas, tai einam prie Bitcoino. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, Bitcoinas beveik nenukrito, bet kokia yra esmė, kad altcoinai šiuo metu, tai yra mažos kriptovaliutos, yra visiškai nukraujavusios. Todėl, kad nėra jokio likvidumo rinkoje, o likvidumo rinkoje nėra dėl centrinio banko veiksmų, buvo šalinamas likvidumas ir taip toliau, ir tas likvidumas jau po truputį sugrįžta lėtai, bet užtikrintai. Tai pradedam realiai trumpai nuo ETF'sų ir nors gal net iš tikrųjų pradžiai reiktų pradėti dėl ko viskas kaip įvyko ir tada ko tikėtis toliau. Tai kas įvyko, tai dabar kenčia akcijų rinka. Akcijų rinka Amerikos smarkiai dabar nukentės, nes dar neatsidarė S&P 500, atsidarys po kelių valandų, šiandien yra pirmadienis, atsidarys po kelių valandų, dabar dar neatsidarė, bet jau pre-market. Tai yra prieš atsidarymą matome, kad didžiuliai nukritimai su AI susijusiom įmonėm. Kodėl taip yra? Ir matom, kad Nvidia net 8% ir taip toliau, čia yra didžiuliai skaičiai ir akivaizdu, kadangi čia yra svarbios įmonės, kad jos nusitemps S&P į apačią, o dabar kriptovaliutų rinka realiai priklauso nuo to, kas vyksta Amerikos rinkose, tai jeigu vyksta toks nusitempimas į apačią, nusitempia ir kriptovaliutų rinka. Ir kodėl, jeigu dar negirdėjot, kodėl dabar vyksta visas šis nusitempimas, kodėl kenčia dabar minimaliai krešina akcijų rinką, o krešina todėl, kad atsirado toks DeepSeek dalykas, tai yra AI'us. Turbūt visi dabar naudoja ChatGPT ir turbūt nereikia aiškinti, kas yra ChatGPT. Ir tai yra tiesiog AI'us, su kuriuo gali šnekėti ir taip toliau. Tai kas atsitiko, tai kad sukurtų OpenAI įmonė, kad sukurtų ChatGPT, jie turėjo pakelt 17 milijardų kapitalų. 17 milijardų, jie turi naudoti labai brangius, kosmiškai brangius Nvidios įmonės AI'aus čipus, kad galėtų viską, kad galėtų pavežti. Ir atsirado DeepSeek'as, iš niekur nieko Kinijoje atsirado DeepSeek'as, tai atsirado tas pats beveik kas ChatGPT su daugiau funkcijų. Tai realiai atsirado geresnė versija ChatGPT iš Kinijos, kurią padarė už 12 gal milijonų ar kažkas tokio. Įsivaizduokit, pareizino įmonė 12 milijonų ir padarė daug geresnį variantą nei ChatGPT. Tai sukėlė daug klausimų dėl Amerikos įmonių, kurios keldavo 17 milijardų tam, kad padarytų tokį patį AI, kurį padarė už 12 milijonų. Tai parodo, kad realiai visos tos įmonės yra burbulas ir čia dabar dėl to yra toks vizualas burbulas ir kad gali sprogtas burbulas. Tai esmė yra tokia, kad realiai S&P sudaro daugiausiai tos visos AI'aus įmonės, tokios kaip Nvidia ir taip toliau. Google dabar labai į AI eina ir taip toliau, turi galima vadinti AI įmonė. Ir viskas dabar krešina, todėl kad jos yra labai išpūstos, viskas ten reikėdavo labai daug kapitalo, kad pavežtų tuos visus AI'us ir ką dabar padarė kinai už ten, sakau, gal už 12 milijonų kažkur. Tai čia yra insane, kaip pagalvoju, milijonai, 17 milijardų ir 12 milijonų. Tai dėl to dabar viskas ir šiek tiek krešina, nes dabar yra tokia baimė, ar nenukrešins šios įmonės. Tai ir iš esmės, kas yra DeepSeek'as, paaiškinta šiame straipsnėje apie USAI.
Nu tai iš esmės tokia yra esmė, kad AI dabar yra kaip burbulas, visi daug leisdavo pinigų, o kiniečiai padarė daug pigiau. Ir klausimas didysis, kas bus toliau, kaip smarkiai nukentės šios įmonės. Ir neaišku, nes dar jie ką ir padarė, tai padarė open source tą DeepSeeką, tai reiškia, kad bet kas gali naudoti, ten vos nemokamai, jis yra App Store ir dabar App Store jis aplenkė netgi ChatGPT, tai įsivaizduokit. Tai įvyko tokia situacija ir dėl to viskas crashina. Aš nesu akcijų įmonių ekspertas, tai aš negaliu pasakyti, kas bus toliau, kaip ir šis straipsnis negali pasakyti, kas bus toliau. Tai nėra mano sritis ir man sunku apie tai kažką kalbėti, kas bus toliau, kaip smarkiai tai paveiks įmonės toliau, bet dėl ko viskas įvyko, tai dėl šito dalyko ir aš nežinau, kaip viskas toliau rytuliosis. Galbūt yra ekspertų, kurie domisi įmonėm, akcijom ir jas geriau supranta, kaip tai paveiks akcijų būtent rinką. Kas man yra svarbu, kad tai paveiks S&P. S&P, kaip minėjau, dabar atsidarys už 3 valandų. Ir S&P buvo labai atsigavęs, viskas buvo gerai, ėjo į viršų, Trumpas atėjo, ten mažins mokesčius ir taip toliau, įmonė šauna į viršų ir tada bam, dabar jaučiu, kas bus, tai atsidarys daug žemiau rinką ir greičiausiai biškį pakrešins. Aš nežinau kiek, nes dar neatsidarė, nežinau kur atsidarys ir kiek toli nukrešins, bet bus šiokia tokia minimali korekcija. Kalbu net nekorektiškai vadinti krešu, labiau tiesiog bus tokia minimali korekcija, kuri įvyks. Tai ir dėl to viskas persimetė į kripto rinką, nes aš jau minėjau, kad viskas dabar, kas vyksta kripto rinkoje, yra susijęs tuo, kas vyksta Amerikoje. Ir dėl to kenčia. Tai dabar pereinam prie truputį vėl bullish naujienų, tiesiog prie naujienų ir kaip įsivertint taip situaciją, kas laukia mūsų toliau. Tai pirmas dalykas, ką verta padaryti, tai peržiūrėti ETF'us. Dar prieš tai irgi pasakysiu, kad dabar irgi mano planuose yra, kadangi daug visko vyksta, daug visokių analizių, žmonės vis daugiau nori informacijos apie kriptovaliutas, svarstau pasileisti bendruomenę, kur jūs galėtumėte tiesiogiai bendrauti su manim. Tai reiškia ne per Telegramų nemokamą grupę, bet tiesiogiai bendrauti, aptarinėti naujienas, tenais gautumėt mano indikatorius, sužinotumėt mano portfolį, sužinotumėt, kaip aš dabar pozicionuoju save, ką aš darau, kaip aš išvengiu rizikos, kaip aš ruošiuosi kitiems rinkos judėjimams, kada įvyks rinkos judėjimai, tai ruošiu tokia bendruomenė. Manau, kad tai bus labai naudinga už minimalų prisijungimo mokestį. Tai irgi, jeigu jums atrodo aktualus toks dalykas, spauskit like, arba galit pakomentuoti, arba prisijungkite nemokamą grupę, nes ten viską pranešiu. Tai yra tiesiog toks bus kaip Amber kriptovaliutų VIPų bendruomenė, kurie gali tiesiogiai su manim aptarnėti naujienas, sekti mano portfolio, sekti mano sandorius ir kartu užsidirbti pinigų. Tai toks dalykas jau yra ruošiamas ir jeigu spausit like prisijungs prie grupės, tai man parodys, kad jūs to norit ir pasitengsiu tą padaryti kuo greičiau. Tai dabar stebint ETF'us, tai ar institucijos panikuoja, panašu, kad ne, aišku, tokio dalyko mes negalėjom numatyti. Ir jie nenumatė, tai mes pasižiūrėsim, kaip atrodys šios savaitės įplaukos, bet mes vis tiek institucijos nestresuoja dėl to, kas čia yra toks short term dalykas, kuris numušė rinką į apačią. Tai jos nestresuoja dėl trumpalaikės perspektyvos, matome, kad Bitcoino įplaukos vėlgi realiai pradėjo vėl siekti milijardus, tai va, matom, per kelias dienas buvo milijardas, tada vėl beveik milijardas, tai vėl už milijardus institucijos perka, nes BlackRock CEO eina ir promautina pats Bitcoiną, nes jie daug jo turi. Ir matome Ethereumo įplaukos, tai stovi vietoje, tai su Ethereumu nieko įdomaus nevyksta, bet matome ties Bitcoinu, matome, kad situacija yra labai nebloga. Tai ką institucijos daro, jos perka, jos accumulatina, jos tikisi, kad ilgalaikį perspektyvoje kaina vis tiek bus aukštesnė nei yra dabar. Tada ką mes turim toliau, čia toks įdomus dalykas, aš daug kartų minėjau, kad retailas jau išsilakstė. Retailas tai yra tokie, tiesiog maži prekybininkai, tokie kaip aš ir tu, kurios nėra institucijos. Institucijos tai yra, kur jau milijardais, milijonais prekiauja ir taip toliau. Tai aš visas sakau, jos išsilakstė savo grupėje ir kodėl, tai aš sakau viską, kas yra pagrįsta grafikais. Jeigu mes pasižiūrėtume į kas vyksta su retailu, tai yra žmonėmis, kurie turi nuo 0 iki 10 tūkstančių savo kriptovaliutose ir kas vyksta Bitcoin'e. Tai matome, kad tų žmonių yra istoriškai mažai. Paskutinį kartą jų tiek mažai buvo 2021 vasarą, tai reiškia prieš 3 metus buvo toks mažas susidomėjimas Bitcoinu ir rinka. Tai reiškia, kad tiesiog visi yra išsilakstę dabar, ar čia yra gerai ir blogai, dabar yra blogai, bet kai jie visi sugrįš, jie visi užbidins kainą aukščiau į viršų. Bet mums reikia, kad kaina sugrįžtų dar aukščiau iki to.
Dabar vėlgi labai svarbu likvidacijos, nes iš tikrųjų dabar vyksta daug manipulacijų ir netgi pats Binance brokeris manipuliuoja rinką, apie ką gal kitą kartą daugiau pakalbėsim, bet jie manipuliuoja rinką ir jie dažnai patys nukrešina rinką, kad susirinktų longus, susirinktų likvidacijas su svertais ir taip toliau. Ir dabar jau likvidacijos realiai visiškai nebėra, jokių likvidacijų, beveik viskas išvaipinta į apačią. Tai dabar, kai visas liquidity surinktas apačioj, laikas keliauti į viršų. Funding rates irgi visiškai nusiresetinė, tai čia jau darosi insane kaip mažai. Pavyzdžiui, va čia matom, kad Bitcoinas jau tuoj pasieks minusinius funding rates, tai reiškia rinka yra ne tik atsirefreshinusi, bet jau atšalusi net vos yra, ir tai dažniausiai reiškia, kad naujas kapitalas tikrai ateis. Ir jo, tai apie tai jau kalbėjome, bet kodėl aš manau, kad bullrunas tęsis, tai galiu pasakyti labiausiai bullish naujienas, tai kad palūkanų mažinimas po truputį keičiasi ir kyla. Tai mes dar neseniai turėjom, neseniai buvo rinkoje, matėme, kad bus tik 2 palūkanų mažinimai, dabar jau matome 4 kažkada iki 2026 metų. Tai yra labai labai svarbu, nes jei mažins palūkanas, reiškia bullrunas tęsis, niekur nedings ir kainos vis tiek eis kažkada aukščiau. Tai labai svarbu tą supras, kad aš jums sakiau praeitą kartą, kad kai irgi jau buvo visiškai atrodė neįmanoma, kad kovo mėnesį mažins palūkanas, dabar irgi dar atrodo neįmanoma, aš sakiau, kad aš manau, kad tai dar keisis ir gana rimtai keisis ir po biškį matome, kad keičiasi. Ir tai irgi labai svarbu, kad iš pradžių viskas buvo labai negatyvu ir dabar svarbiausia bus susirinkimas Centrinio banko už kelių dienų, tai už tų kelių dienų mes sužinosim, kas laukia toliau su ekonomika ir taip toliau, ir nuo to priklausys kainos. Jeigu vėl Centrinis bankas bus bearish, tai tada vėl rinka nukris, bet aš nemanau, kad tai bus, nes jau rinka ir taip nukritus. Ir kas dabar įvyko, netgi yra gerai, nes po biškį keičiasi palūkanų, infliacija jau atšalo šiek tiek ir galima jau galvoti apie palūkanų mažinimus. Ir matome, kad jau kovo mėnesį jau pakilo, buvogi čia beveik nieko nelikę, o dabar jau yra apie 40%, kad bus sumažinos palūkanų. Bet gerai, kovo tai kovo mėnesį, bet kas bus gegužė? Jau gegužė tikimasi vėl palūkanų mažinimų. Tai reiškia vėlgi vasara bus labiau bullish negu tikėtasi. Ir rinka jau dabar po biškį pradės tą įskaičiuoti. Tai čia yra labai svarbu ir tai gali dar labiau bullish pasikeisti. Po to vėlgi matome, kad jau visgi artėjo, pavyzdžiui, matome, kad dar sekantį mėnesį, nesekantį, bet dar kitą, tai yra Liepos mėnesį, jau matome, kad dar daugiau procentų, kad galbūt bus dar vienas palūkanų mažinimas ir taip toliau. Jeigu įvyktų palūkanų mažinimai vasarą, tada būtų labai sprogstami mėnesiai, sprogstama metų pabaiga ir taip toliau. Nu, tai suprantate, apie ką aš kalbu. Esmė, kad situacija labai pagerėjo, nei buvo prieš tai, dabar rinkai skaičiuos biškį daugiau palūkanų mažinimų ir tai bus labai labai bullish ir bullrunas tęsiasi. Taigi dabar svarbiausia laukit Centrinio banko susitikimo, pasižiūrėkit, kaip rinka reaguos ir taip toliau, ir per Centrinio banko susitikimą viską aptarsime nemokamoje grupėje, o iki to nepamirškit spausti subscribe, prisijungti prie nemokamos grupės, spauskit like arba komentuokite, jei nori tos bendros bendruomenės su manim, aptarnėti kriptovaliutas, sekti mano portfolio, sekti mano sandorius ir taip toliau. Taigi tiek šiam video, čia realiai yra svarbiausios naujienos, ką jums reikia žinoti, visa kita yra tik nereikalingas noises, šumas, kaip vadinasi, nežinau kaip lietuviškai išversti, tiesiog nereikalingi dalykai, kurie net nepaveikia rinkos. Tai čia yra svarbiausi dalykai, kas vyksta dabar ir susitiksime kitame video.